Šventė labai graži, gal ir šokėjus mums sumaišė, mažam kaimelį, gražių mergaičių šiek tiek pasižiūrėti. Na taip šventė nieko, bet mūsų komanda šiandien nesudirba, nei gynybai, nei puolime. Toks rezultatas galutinis buvo. Kaip manot, kodėl nesudirbo, ko labiausiai galbūt trūko? Nes ir pati pradžia buvo sunki ir taškų daug praleista. Gal pamatė, kad Biržų komandai nėra kelių pagrindinių žaidėjų, toks atsipalaidavimas prie gero nepriveda. Reiks daryti išvadą su jais visais. Varžovai, vis tik esate gerai pažįstami su varžovais, buvo kalbama, kad sunku turbūt vienas kitą kažko nustebint, bet ar buvo kažkokių netikėtumų iš jų žaidimo šiandien? Labai buvo nustebintas labai gerų pataikymų, ypač Kriaučiūno žaidimo, nesitikėjau, gynėjo labai geras rungtynės, jis sužaidė su geru pataikymu. Ir po 2 kėlinių jie iš 18-11 tritaškių, tai prieš tokią pataikančią komandą sunku bet kam būtų žaisti. Kažkiek tai gali atmetėm, bet jau esmės nepakeitė varžybą. 3 varžovų krepšininkai, galima sakyti, beveik visus jų taškus surinko, liūto dalį taškų, galima sakyti, kad jie ir buvo tie žaidėjai, su kuriais ir individualiai nepavyko sutvarkyti. Kiek keitėm tų gynėjų ir gynybos sistemą, nepavyko. Netidirba, kas ką moka, gal to ir nepadarė žmonės, kurie skirtos užduotis buvo. Tu jų neįvykdė, prastai pataikėma, to paseko ir pralaimėjimas, nieko nepadarysi. Kamuolys apvalus. O teigiamų emocijų sukėlė tai, kad žiūrovų buvo daugiau, dažniau atvažiuokit. Mums malonu, kaip pilna salė, gal pripras mano žaidėjai prie pilnesnės salės žaisti, tada kažkoks vis tiek buvo jiem netikėtumas tiek žmonių ir toks ažiotažas aplink šitą daiktą.